Pasaulinio ekonomikos forumo Davose metu pasisakė prieštaringai vertinimas ir antikrikščioniškas intelektualas, ateistas ir gėjus Juvalas Noachas Hararis. Šis žydų kilmės autorius išgarsėjęs knygomis apie ateitį tvirtino, kad dirbtinis intelektas netrukus perims kontrolę teisės, religijos ir valdžios srityse. Harario nuomonė, dirbtinis intelektas jau dabar pralenkė žmogų mąstyme. Citata. Viskas, kas sudaryta iš žodžių, bus perimta dirbtinio intelekto. Jei teisė sudaryta iš žodžių, dirbtinis intelektas valdys teisingumo sistemą. Jei knygos tik žodžių grandinės, dirbtinis intelektas perims knygas. Jei religija paremta žodžiais, dirbtinis intelektas užvaldys religiją. Citatos pabaiga, sakė rašytojas Davose. Ši diagnozė ypač taikoma religijoms paremtoms knyga. Citata. Joks žmogus negali perskaityti ir išminti visų žodžių visose žydų knygose, bet dirbtinis intelektas tai padarys lengvai. Kas nutiks religijai, kai didžiausiu ekspertu taps dirbtinis intelektas? Klausė Hararis, citatos pabaiga. Jo kalboje netruko antireliginių motyvų. Citata. Kai kurie žmonės suteikė žodžiams aukščiausią reikšmę. Pavyzdžiui, norėjo atsisakyti ar net nužudyti savo homoseksualų sūnų vien dėl kelių žodžių Biblijoje. Citatos pabaiga, kalbėjo pats homoseksualumu besiskelbiantis pranašėjas. Hararis prognozavo, kad mąstymą visiškai užvaldys dirbtinis intelektas. Jis mąstymą apibrėžė kaip žodžių ir kitų kalbos simbolių dėliojimą tvarka. Dirbtinis intelektas masiškai kurs naujus žodžių junginius. Tad pasak Harario, taps žodžių meistru. Žmogus, jo nuomonė, tokiomis aplinkybėmis turės remtis labiau savo jausmais ir patirtimi, vertindamas neverbalinius jausmus ir gebėjimą įkūnyti žinias, kurių neįmanoma išreikšti žodžiais. Vėliau Hararis teigia, kad dirbtinio intelekto plėtra pakeis darbo rinką ir kiekvienos šalies kultūrą, panašiai kaip masinė migracija. Visgi kai kurie skeptiškai vertina tokias vizijas, nes šiandien net paprastose užduotyse dirbtinio intelekto modeliai dažnai klysta ir negali būti laikomi patikimais žinių šaltiniais. Naujausi tyrimai rodo, kad tokios sistemos vis dar labai nepatikimos. Laimei, net jei Hararis iš dalies teisus, katalikybė nėra knygos religija. Kristaus bažnyčia atsirado dar prieš užrašant Evangeliją. Jos pagrindas yra apaštalams ir jų įpėdiniams Kristaus suteiktas mokymo mandatas, kuris kyla ne iš informacijos tikslumo ar žodžių meistriškumo, bet iš dieviško pažado ir perduoto apreikštų teisų. Todėl net ir tobuliausias dirbtinis intelektas negalės perimti Dievo religijos esmės.